Turim dar vieną tokią moteriškę, kuri gyvena dabar Vilniuje ir šį ketvirtadienį ruošiasi išvykti į Norvegiją, dirbti slaugę. Galima prisistatyti kompanijos atstovų, kuris atsako už išvykimą į Norvegiją. Kompanijos pavadinimas Orange Group Baltic. Ir galima pasakyti, kad paskutiniu momentu užsakovo iš Norvegijos atšaukė kvietimą, kad jos vietoje važiuoja slaugė iš Latvijos. Čia toks Ruslano siūlymas. Bet aš taip ir nesupratau, ar ta kompanija yra, ko gero, Lietuvoje, ar ne? Nu, aš tai manau. Orange Group Baltic. Ieško žmonių, kurie ten gali važiuoti. Gerai, tai atsiprašysim, o tu gali būti tas... Oranžinis, ne? Gali būti užsienietis, tipo, jeigu, sakysiu, tarkis pati su juo, jeigu jau nori čia, kaip tik yra atvykęs, o tu norvegų nemoki kalbą? Nemoku. Įrašyk į Google Translate. Kalbėk nesąmonę. Aš pavertėjausi. Alio, labas vakaras. Labas vakaras. Ar su Dalia galima kalbėti? Galima. Pakvieskit Dalią, prašau. Alio. Labas vakaras. Labas vakaras. Dalia, jums skambina Nerimantas iš Orange Group Baltic. Dėl jūsų kelionės į... Kaip jūs gyvenat? Aš bandžiau susisiekti su jumis anksčiau. Man kažkodėl rašė, kad jūsų telefonas yra išjungtas. Gal kažkur buvot išvykusi? Ne, niekur nebuvo išvykusi. Klausykit, mes gavom šiandien laišką iš Norvegijos. Taip. Šiek tiek yra bėdų su jūsų išvykimu. O kas atsitiko? Jie parašė, kad jūsų pozicija rado kitą žmogų, ko gero iš Rygos. Aš dabar tiksliai neatsimenu, Ilma Budrikė, kažkokia mergina, kurią jie nori atsivežti. Aha. Tai kol kas jūsų išvykimas yra suspenduotas. Tai aš ketvirtadienį ryškiai nevažiuoju. Ko gero ne, bet dabar viskas tvarkosi nebloga prasme ta, kad pas mus šį vakarą atvažiavo būtent iš Norvegijos tas darbdavys, jis yra šalia manęs ir mes bandom susikomunikuoti dabar, kodėl čia viskas taip įvyko. Tai aš galvoju, kad jeigu jūs galbūt asmeniškai pakalbėtumėt su juo, galbūt ir perkalbėtumėt, nes realiai jam reikia gerų žmonių, patikimų žmonių. Jisai tos Latvijos nematė, nežino, kaip jį dirba ir panašiai. Aš už savo tautiečius atsakau visada kažkaip taip maloniau, todėl noriu, kad jūs važiuotumėt vietoj jos. Bet dabar viskas priklauso nuo jūsų. Jeigu jūs dabar pakalbėsit su juo, įtikinsit jį, kad jūs esate puikiai darbuotoja, tai manau, kad šį ketvirtadienį jums pavyks išvykti. Oi, aš dabar vairuoju, dabar minutėlę. Gerai, tai jūs turėkit laiką, aš kaip tik šalia manęs, bet... 10 minučių, ar galima perskambinti? Po 10 minučių, ar ne? Taip. 10 minutes? Friend? Yeah. Good. Kažkolvinė. Dalia, tai po 10 minučių mes jam persuksim, gerai? Gerai, dėkui. Tvarka, visko. Kažkolvinė. Kaip norvegų kalbasi, žinai? Žinau, išsiverčia čia tokį tekstą. Vi er gladde for kuniguot artillerija, og flere fort artillerija. Klausykit, tai Daliai neperskambykit. Forte, Mindaugas mūsų donerė. Palabiš, kažkas skambina. Alio. Klausau. Tai po 10 minučių, neperskambinsim. Jo. Tai kas girdėt, nepaskambinkit. Daliai tuoj kalbės iš kur čia yra iš Norvegijos. Tai, o ką man išvers, sen reikės? Nu, nežinau. Kad, reikia pinigų papildomai, ne? Jo, tai tipo, kad čia jinai turi gal susimokėti daug labai visko. Nu, gerai, tai po poros dainų grįšim. Ir dabar reikia apskambinti tai pačiai moteriškai, kuriai mes čia dylinam dėl darbo. Dalia yra pretendentė ketvirtadienį važiuoti į Norvegiją, žodžiu, ten dirbti slaugę. Ir ji laukia dabar skambučio su darbdaviu pakalbėti norvegų kalba. Rolka norvegų nemoka, aš nemoku, bet visą laiką yra Google Translateris. Taip. Labas vakaras. Labas vakaras. Nerimantas iš Baltic Group Baltic. Taip. Tai puikiai galimybė jums dabar tiesiog susisiekti su darbdaviu asmeniškai ir galų gale, manau, tai ateities perspektyvoms būtų kol kas geriau negu važiuoti, kaip sakoma, į nežinę. Taip. Tai... Janik? Jakiu. Čokumo, žiūrė. Vi har neon ledninger, okej? Ja. Utvecklare som studying
distribuerare. Ja. Sitt arbete genom var plattform. Aha, jag förstår. Ja? Ja. Någon annan verk av varefortfare. Jag har erfaring för onkologisk psyke och jag jobbat med barn. Ja? Jag jobbat många 10 år och jag... Vær glade. Ja. Kunde går det flere og flere fortærere slår til oss og ber om annonsere sitt arbeid. Arbeid? Arbeid. Arbeid, ja. Arbeid, ja. Ja. Jag arbetar i hjemmepoliklinik. Jag drar till barn och tar blodprover i hem. Ja. Ja, där privatpoliklinik. Ja. Ja. Liker arbeidet for deg? Ja. Där Godt. jag liker arbeta Godt. sykepleier. Som, sykepleier. Hvor gammel er du? 46. Klar. Ja. Jag... Du klatrer? glad. Kan du en gång till sa det? Klarer. Ja. Janek, spår om hon vill bli. Ja? Janek? Ja. Du är väldigt hyggelig. Tack. Ja. Jag vill jobba i hjemmepleje. Du kallar radiostationerį Zip FM. Labas vakaras. Labas vakaras. Jums skambina radijos stoties Zip FM iš Vilniaus, iš tikrųjų radistai Jonas ir Rolandas ir mes esam tiesioginiam radijos stoties Zip FM eteryje dabar. Mes žinokit, visiškai norvegų kalbos nemokam, iš interneto Google Translate išsivertėm ir bet susikalbėjom su jumis. O jūs... Tai labai malonu, bet jūs jau padarėt man stresą. Tikim, kad padarėm. Jūs seniai čia ten dirbat, ar nežinau, ką veikėt? Ne, aš tik tai pirmą kartą ruošiuosi išvažiuoti. O iš kur taip mokat jūs norvegų? Aš mokiausi 4 mėnesius. Specialiai tam išvažiavimą, ar ne? Taip. Geras. Džiugu labai. Nes mums parašė laišką, sakė, kad jūs ruošitės ir sakė, kad jūs reikia būtinai apgauti. Šiek tiek streso jums įduoti prieš išvažiavimą. Čia Ruslanas parašė. Ruslanas, žaltys. Tai va, tai jūs iš tikrųjų išvažiuojat ketvirtadienį, nesijaudinkit, žinokit, mes čia viską sugalvojom ir vat įvilkom į tokią visą situaciją. Oi. Perduodam linkėjimus nuo Ruslano ir Ramunės. Dėkui labai. Ačiū jums labai. Ačiū jums Geros labai. kelionės, gerų darbų, viso. Iki. Dėkui. Viso. Nu, čia įkliuvom. Ja, Janek.